Labą dieną. Prašom sėstis. Taip, tai savo pamokslą norėčiau pradėti nuo tokių savo papasakodamas savo tokias asmeninės aktualijas. Neseniai poliklinikoje pasidariau tokį tyrimą, kuris parodė, kad manyje yra tam tikros rūšies bakterija. Ir šios rūšies bakterijos gali tūnoti kažkur ten skrandyje ir ilgą laiką nesireikšti. Bet yra rizika, kad kažkokiu metu, po kažkiek metų, jį gali sukelti rimtas ligas. Ir šiek tiek pasidomėjau, informacija pasirodo apie 2/3 pasaulio gyventojų yra šio mikroorganizmo nešiotojai. 2/3, didžioji dalis. Ir daugumai žmonių tai nesukelia jokių ten sveikatos problemų. Žmonės gyvena net nežinodami, kad yra potencialios infekcijos nešiotojai. Taigi po tyrimų gydytoja patarė atsikratyti šitos bakterijos, išrašė receptą, vaistus. Ja, ir teko kurį laiką vartoti vaistus. Taigi šiandien pamokslo metu aš suplanavęs atlikti tokį šeimos daktaro vaidmenį. Norėčiau šiandien papasakoti apie vieną bakteriją. Ir jos sukeliamos infekcijos simptomus. Jo, taip pat pasiūlysiu išsitirti kiekvienam, pasitikrinti, ar šitos ligos simptomai nesireiškia jūsų gyvenimuose. Ir gale pamokslo pasiūlysiu receptą, vaistus. Jo, tai nenusigaskit, aišku, juokauju, čia perkeltinė prasme kalbu. Turiu omeny dvasinę negalę. Ne? Dvasinės prigimties lygą. Ir apie šios ligos, šios infekcijos, dvasinės infekcijos simptomus papasakojo pats Jėzus viename iš savo palyginimų. Taigi šiandien kviečiu kartu perskaityti šitą palyginimą ir panagrinėti Jėzaus įvardintus simptomus kartu. Taigi kviečiu atsiversti Luko Evangeliją, 18 skyrių. Luko Evangelija, 18 skyrius, nuo 9 eilutės, paskaitykime Jėzaus palyginimą. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasnikauju 2 kartus per savaitę, duodu 10 nuo visko, ką įsigyju, o muitininkas atokiau stovėdamas nedrįso nė akių pakelti dangų, tik mušdamasis į krūtinę maldavo. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris nusižemina, bus išaukštintas.
Taigi, daugeliu krikščionių daug kartų girdėtas tekstas, gerai žinomas, palyginimas apie fariziejų ir muitininką. Ir kaip minėjau, Jėzus čia pateikia vienos dvasinės ligos diagnozę. Ir kas tai per liga, kas tai per bakterija, kokia yra šio palyginimo pagrindinė tema. Ji yra vardinta 9 eilutėje. Pagrindinė tema 9 eilutėje. Įvardinta, kam skirtas palyginimas. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Čia pagrindinė palyginimo tema. Taigi pasitikėjimas nuosavų teisumu. Ne? Tai ir yra ta infekcija, ne, ta bakterija, kuri yra pavojinga žmogui. Šis palyginimas įspėja apie pavojų ir palyginimo pabaigoje sužinom apie liūdnas pasekmes. Nuosavas teisumas gali prasilenkti su Dievo išteisinimu. Taigi klausimas, ar krikščionims tai yra aktuali tema? Aktuali, taip. Ar čia Jėzus gal fariziejams skyrė šitą palyginimą? 9 eilutėje neparašyta, ne, kad pamokymas skirtas fariziejams, ne, gyvenusiems tuo metu, ne, Jėzaus laikais. Fariziejus pasirinktas tik kaip palyginimo personažas, ne, iliustruojantis šitą savybę nuosavo teisumo. Taigi, aš manau, kad šis pamokymas skirtas ir kiekvienam krikščioniui. Kiekvienas iš mūsų turime reikalų su šia problema, su šia yda. Esame šios bakterijos nešiotojai. Ji tūno kažkur mumyse ir tam tikrais momentais vis pasireiškia įvairiais simptomais. Yra tokia gera knyga, išversta į lietuvių kalbą, išleista mūsų bendrijos, vadinasi, kaip skaityti ir aiškinti Bibliją. Ir joje autoriai šiek tiek užsimena apie šitą palyginimą iš Luko Evangelijos ir pasidalina tokia trumpa iliustracija, trumpa istorija. Tai vienas iš autorių rašo, kad jis nežinojo, ar jam juoktis ar verkti, kai draugas papasakojo apie vieną sekmadieninės mokyklos mokytoją. Mokytojas po valandos puikaus pokalbio su mokiniais apie šitą palyginimą, kruopščiai paaiškindamas fariziejaus paklydimą, savo pamoką baigė tokia malda. Jisai visai rimtai meldėsi su mokiniais. Ačiū tau, Viešpatie, kad mes nesame kaip tas fariziejus iš šio palyginimo. Ir knygos autorius rašo, kad išgirdę pabaigą mes turėjome vienas kitą sulaikyti nuo per daug garsaus juoko. Nes juokas buvo to pačio nuosavo teisumo pasireiškimas, lyg sakantis, ačiū tau, Viešpatie, kad mes nesame kaip tas sekmadieninės mokyklos mokytojas. Taigi, tai ši linksma ir tuo pačiu liūdna iliustracija patvirtina, kad Jėzaus palyginimo pamokymai skirti ne vien seniau gyvenusiems fariziejams, bet ir mums krikščionėms. Taigi pasižiūrėkime toliau į 10 eilutę.
Čia aptinkame pagrindinius du personažus. Jėzus sako, du žmonės atėjo į šventyklą melstis, vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Ir šiame palyginime Jėzus naudoja kontrasto tokį metodą. Du veikėjai yra visiškai kontrastuojantis tarpusavį, galima sakyti, priešingybės, iš priešingų stovyklų, kaip Kauno Žalgirio ultrafanai ir Vilniaus Ryto ultrafanai, iš priešingų stovyklų. Taigi, kas buvo fariziejai? Anuomet, tame judaizmo kontekste, tai buvo viena iš religinių grupių, partijų ir pasižymėjo labai tokiu religiniu uolumu, gerai žinojo raštus ir dėl savo to religingumo buvo gerbiami, turėjo garbingą statusą, autoritetą toje žydiškoje visuomenėje. Jo žiūrėjo kaip į pažįstančius Dievą, galinčius pamokyti kitus. Kas buvo muitininkas anuomet? Tai ne kaip šių dienų muitinės darbuotojas, kuris tikrina prekes atvežamas iš kitos šalies. Jėzaus laikais muitininkai, tai buvo okupacinės valdžios, romėnų valdžios pasamdyti žydai, dirbo pagonims ir rinko mokesčius iš savo tautiečių. Ir jie buvo laikomi tautos išdavikai, laikomi korumpuotais, tais lupikautojais. Ir ta visa mokesčių sistema romėnų buvo neteisinga, paliekanti daug spragų, nišų korupcijai ir tie muitininkai naudodavosi savo nuožiūrą, galėdavo surinkti daugiau mokesčių pasipelnimo tikslais. Taigi žmonių akise, žydų akise jie buvo tie plėšikai, tie vagys, tie korumpuoti ir dar išdavikai, kolaborantai. Mūsų tautos 20 amžiaus istorija taip pat mena tokių pavyzdžių, kolaboracijos pavyzdžių ir žmonės, kurie tarnavo okupaciniai valdžiai. Ir tautos istorinėje atmintyje tokie veikėjai užima blogiečių lentyną. Neseniai Lietuvos saugumo tarnybos pranešė, kad sugavo vieną Lietuvos pilietį, kuris šnipinėjo Rusijos naudai. Taigi toks kolaboranto pavyzdys šiandieninis. Taigi muitininkai anais laikais buvo tie kolaborantai, tarp žydų nekenčiama žmonių grupė, nusipelnė visuomenės pasmerkimo. Taigi Jėzus pasitelkia kontrastą, du personažus, turinčius visiškai skirtingus statusus, reputacijas tautoje. Ir pabandykime dabar įsivaizduoti, kaip šis Jėzaus palyginimas nuskambėjo to meto žydiškoje aplinkoje. Pagalvokime, kokios palyginimo atomazgos laukia pirmieji klausytojai. Neabejoju, kad daugelis tikėjosi, kad fariziejus, gerasis personažas, susilauks pagyrimo, Dievo palankumo paliudijimo, o muitininkas, blogietis bus pasmerktas. Tačiau klausytojai susidūrė su netikėto siužeto posūkiu, su atvirkščiu verdiktu. Tai turėjo šokiruoti klausytojus. Minioje tikriausiai nuvilnijo kažkoks šnibždesys, kažkoks nusistebėjimo ar pasipiktinimo, kažkokios apraiškos. Ir
sekančios dienos laikraščio antraštės skelbė apie kontroversiškai vertinamo mokytojo skandalingą pareiškimą. Skandalas. Šiek tiek juokauju, bet faktas, kad anuomet šis palyginimas turėjo sujudinti kažkokius dumblinus vandenis klausytojo galvose, širdise. Jėzus panaudoja tam tikrą šoko terapiją tam, kad aiškiau atskleistų tiesą, kad atskleistų lygą, kad atskleistų diagnozę, ligos diagnozę aiškiau. Taigi mes, skaitydami toliau fariziejaus maldos aprašymą, galime aptikti Jėzaus tą nupasakotą diagnozę nuo savo teisumo simptomus. Taigi toliau pasižiūrėkime nuo 11 eilutės. Fariziejus meldžiasi ir tai pasakyta, fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasnikauju 2 kart per savaitę ir duodu 10 nuo visko, ką įsigyju. Taigi pirmiausiai mano dėmesį patraukia žodžiai sau vienas meldėsi. Ne kartu su kitais, ne bendruomeniškai, bet sau vienas. Ir galbūt neatsitiktinai šitą frazę įdėta, norint kažkaip atskleisti jo santykį į kitus. Ta nuostata iškelimo savęs virš kitų. Ir žodis fariziejus hebrajų kalboj skamba perušim ir išvertus tas žodis reiškia atsiskyręs. Fariziejai siekia atskirti save nuo nešvarumo. Tai yra nuo pagonybės ir nuo pagonių ir taip pat nuo žydų, kurie nesilaikė judaizmo reikalavimų. Taigi fariziejai daugelis žiūrėjo kaip į nešvarą, kažkokį purvą galintį sutepti. Ir jo maldos žodžiuose atsispindi šį nuostatą. Jis sako, dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti. Tai yra nusidėjėliai, nešvarus. Aš nepriklausau nusidėjėlių stovyklai, bet teisiųjų. Ir kreipkite dėmesį, kad jis nieko neprašo savo maldoje. Jam nereikia Dievo pasigailėjimo, kurio prašė muitininkas. Jam nereikia išteisinimo, nes jis jau turi teisumą, savo paties teisumą. Taigi klausimas, į ką atremtas yra jo teisumas, iš kur kilo jo teisumas, į ką jis remiasi. Ne? Ir iš maldos galime suprasti, kad į tam tikrus jo religinius darbus, kuriuos jis išvardyja. Taip pat matome, kad jo teisumas taip pat remiasi į savęs lyginimą su kitais žmonėmis. Jis matuojasi su kitais, kurie nesilaiko tokių pačių taisyklių kaip jis. Ir dėl to jisai jaučiasi teisuoliu, ne? Jaučiasi teisesniu. Taip pat atkreipkime dėmesį, kas jo maldoje yra centre, ne? Į ką sutelktas dėmesys. Dievas yra paminėtas tik vieną kartą, ne, pačioje pradžioje. Tikriausiai gali būti kaip privalomas formalumas. Bet toliau pasižiūrėkime, kas dominuoja, ne? Kokia tema, kas yra centre. Pats maldininkas. Aš nesu kaip kiti, aš pasnikauju,
aš duodu dešimtinę, aš nevagiu, nesvetimauju. Taigi, kas aukštinamas ir gyriamas, kas šlovinamas jo maldoje? Ne? Ar Dievas? Ar visgi jis pats? Ne? Veiksmas vyksta šventykloje ir šventykla tai vieta, kurioje turėjo būti šlovinamas vien tik tai Izraelio Dievas. Tai šlovinimo vieta, garbinimo vieta. Aukštinami jo darbai, gyriami. Jo gailestingumas, jo šlovė. Tačiau fariziejus maldoje labiau pasišlovina save. Ne? Savo darbus, savo nuopelnus. Taigi toks yra dar vienas nuosavo teisumo bruožas - susikoncentravimas į save. Žmogiškų nuopelnų išaukštinimas, ne? Vietoj Dievo šlovinimo. Ir šiandien mes, krikščionių bažnyčia, šiandien esam ta šventykla. Tikroji šventykla, neregima šventykla, Kristaus kūnas. Šioje šventykloje taip pat turi būti šlovinamas tik Dievas. Ar sutinkat? Klausimas, ar visada taip yra bažnyčiose. Mūsų susirinkimuose, tarnaujant, giedant, pamokslaujant. Jo. Svarbus klausimas, kas yra centre? Ar visada Dievas, mūsų viešpats, yra centre, dėmesio centre? Ar tik jisai šlovinamas? Ir tikriausiai nesuklysiu teigdamas, kad pasitaiko įvairių atvejų. Tai gali žmogus atsidurti centre. Tų prožektorių šviesų centre mūsų kažkokie pasiekimai, nuopelnai gali būti per daug iškelti į pirmą planą. Savęs pasišlovinimo tikslais. Taigi šitos bakterijos poveikis, jisai reiškiasi ir gyvųjų akmenų šventykloje. Kartais atkreipiu dėmesį į kai kurių modernių giesmių tekstus, kad kai kur tekstuose galima pastebėti, kad kalbama daugiau apie krikščionis, nei apie patį Dievą. Nesakau, kad daugumoje, bet kai kur galima pastebėti, kad kalbama daugiau tekstuose apie mūsų pamaldumą, apie mūsų uolumą, apie veiklą, nei apie Kristaus atliktą darbą, apie jo šlovingumą, apie jo grožį. Kartais taip nutinka, kad ir pamokslo centre pastatomas ne mūsų viešpats, bet pats pamokslininkas. Kartais sakykla gali būti naudojama savęs pasišlovinimui, savęs išaukštinimui. Viešpatį nustumiant kažkur į antrą planą. Jo, tai yra nelengvas uždavinys, pamokslininkui išlikti kristocentriškam, nelengvas iššūkis. Kad pamokslas šlovintų Kristų. Taigi, jeigu pamokslininkas ar šiaip krikščionis dažnai mėgsta kalbėti apie save, girtis savo veiklą, tarnystės laimėjimais, visokiais pasiekimais, tai yra simptomai, jau signalizuojantis apie šitą infekciją.
Jo, tai aišku, pirmiausia, mes turime žiūrėti save, o ne kitus stebėti. Aš kartais pagaunu save, kad kitose pastebiu tos simptomus, tą gyrimąsi. Ir mano pasąmonėje jau skamba ta malda, fariziejaus malda. Ačiū, kad aš nesu toks kaip šitas pagirūnas. Gebėjimas pastebėti, tas įžvalgumas nuo savo teisumo apraiškas taip pat gali virsti nuo savo teisumo apraiška. Taigi fariziejaus maldoje matome šitą bruožą savęs gyrimo, savęs statymo į centrą, savo vertės įrodinėjimo. Ir taip pat malda atveria dar vieną svarbų bruožą, kuris, manau, yra esminė kliūtis priimti Dievo išteisinimą. Esminė problema, tas pavojingiausias simptomas yra tame, jog fariziejus pats susikūrė teisumo standartą. Jisai laikosi paties sukurto teisumo standarto. Jis yra autorius to standarto. Klausimas, kas turėtų būti teisumo standarto autorius? Kas yra autorius? Ar žmogus? Ar tas, kuris yra tobulai teisus? Tobulai šventas? Tai yra pats Dievas. Ne? Pats Dievas yra teisumo standarto autorius. Ir neatsitiktinai palyginimo pabaigoje mes išgirstam būtent dievišką verdiktą, ne? Paties Dievo verdiktą. Jo yra paskutinis žodis. Taigi, kur galime atrasti šitą standartą? Kur mes galim jį atrasti? Šiandien tylus labai esate. Sudėtingus klausimus už Dievo žodyje. Dievo žodyje, jeigu kalbėt apie tą kontekstą, fariziejaus kontekstą, tai tas standartas buvo Mozės, penkiaknygė, Tora, įstatymas, Dievo įstatymas. Ir įstatyme galima atrasti 10 Dievo įsakymų. Tačiau tai ne visi įsakymai, ne? Jų yra žymiai daugiau. Jeigu mes visus susumuosim, apeiginius, civilinius, moralinius įsakymus gausis virš 600. Kalbant apie teisumą, šiandien mes turime žiūrėti moralinius įsakymus būtent. Ir moralinius įsakymų apytiksliai galima priskaičiuoti iki 100 kažkur. Apytiksliai. Ir mes šiandien pradžioj susirinkimo girdėjom apie įstatymą. Iš miesto katekizmo. Įstatyme pasakyta, kad norint būti teisiu Dievo akyse, tu turi įvykdyti visą įstatymą, visus reikalavimus, visus punktus. Tobulai. Negali sulaužyti nei vieno punkto. Tada tu atitinki teisumo standartą. Taigi, palyginkime dabar fariziejaus sąrašiuką, kuris įvardyja maldoje ir kuriuo remiasi jo teisumas. Ir Dievo įstatymo sąrašą, jo ilgį ir jo dydį. Matome didelę disproporciją. Fariziejaus tam sąraše galima priskaičiuoti 5 punktus. Ir šių punktų pagrindų jis priskyrė save prie teisiųjų stovyklos.
Ir taip pat verta paminėti, kad keli jo punktai, iš to sąrašo, pavyzdžiui, įsakymas pasnikauti 2 kartus per punktas, pasnikauti 2 kartus per savaitę net nėra paminėtas įstatymė. Tokio reikalavimo nėra Dievo įstatymė. Ten paminėtas pasnikas, bet ten kartą per metus ir tam tikrais dar keliais atvejais, bet ne 2 kartus per savaitę. Taip pat įstatymė prašyta kitokia tvarka, 10 davimo tvarka. Ne nuo viso turto įsigyto. Taigi matome, kad keli jo punktai net nesusiję su Dievo žodžiu, su įstatymu. Jie tiesiog yra žmogaus išmislas, žmogaus sugalvoti. Taigi fariziejaus tas teisumas remiasi tokiu nedideliu religinių taisyklių sąrašėliu, savo paties susikurtų standartų, padedančių pasijausti teisesniu. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų įdėmiau patyrinėjęs savyje aptiktume panašų sindromą. Mes dažnai savo mintise matuojame save su kitais žmonėmis. Teisingai sakau. Ir mes dažnai naudojame savo paties susikurtą mums patogų standartą. Mes matuojamės ieškodami pranašumų, prieš kitus, tokiu būdu pasikeldami savo vertę, pasijausdami vertingesni. Ir tas standartas tai būna atrinktos tam tikros dorybės, tam tikros rytis, kur mes esame sėkmingi ir stiprus. Bet į tą standartą dažnai neįeina nepatogus punktai. Kažkokie sritis, kur mes klumpame, kur mums nesiseka. Taigi, taip elgėsi fariziejus. Jis aplinkinius vertino pagal savo susikurtą standartą, pagal jam palankius kriterijus. Jis turėjo tą sąrašėlį ir, kaip minėjau, to sąrašo keli punktai net nesusiję su Dievo įstatymu. Jie yra žmogiškas išmislas, žmogaus sugalvoti. Ir jeigu mes pažvelgtume į krikščionių bažnyčią, į istorinę panoramą, mes aptiktume nemažai panašių pavyzdžių. Visokių įdomių taisyklių sąrašų, visokių asketizmo regulų, visokių žmonių susigalvotų religinių sistemų, padedančių pasijausti teisesniems, šventesniems. Ir galima tik aptikti visokių taisyklių, kurios net nesusijusios su Dievo žodžiu. Ir aš čia parinkau vieną tokį istorinį pavyzdį, čia iš protestantiškos stovyklos. Pavyzdys iš XIX amžiaus, taip vadinamo prabudimo judėjimo. Kai kuriuose bažnyčiose buvo tokie griežti reikalavimai moteriams, kad moteris rengtųsi kukliai, be prabangos apraiškų, be kažkokių ryškių papuošalų. Ir jeigu susirinkimą ateidavo moteris, sesės su skrybėlėm, papuoštomis ilgomis plunksnomis, pagal to meto madą. Tai prie durų budėdavo tvarkdariai su žirklėmis.
ir pakarpydavo, patrumpindavo plunksnas, kad jos atitiktų šventumo dress kodą. Tai buvo toks įdomus supratimas, ne, kad ilgos plunksnos jos kažkaip pamažina teisumą, pamažina šventumą, o apkarpytos jau jos, reiškia, padidina. Ir įdomu, kad vyrai tose susirinkimuose, vyrai galėdavo laisvai vartoti tabaką. Ir žiaumodavo, rūkydavo. Netgi pamokslininkai, pamokslaudami ant scenos ar ten galėjo su cigaro rankoje pamokslauti. Tai įdomu, kad rūkimas jis nepamažino teisumo, bet ilgos plunksnos pamažina teisumą. Taigi matome tokią žmonių atsirinktus tokius kažkokius teisumo kriterijus, patogius kriterijus, ne, kurie dabar atrodo ir gan komiškai, ne, ir kurie nesusiję ir su Dievo žodžiu. Taigi Jėzus, kalbėdamas per tą fariziejaus personažą, taip pat kalbėjo būtent ir apie panašius atvejus, ne? Panašius žmogiškų standartų atvejus. Taigi, kaip minėjau, labai apgailėtinai, netgi juokingai atrodo fariziejaus tas standartas, palyginus jį su Dievo įstatymo standartu. Ir fariziejaus apakimas, apsigavimas tame, kad jis nuoširdžiai savęs neįvertino Dievo standarto šviesoje. Jis neatsistojo prieš Dievo įstatymo tą veidrodį ir nepasižiūrėjo į save. Jeigu jis sąžininkai žvelgtų šitą veidrodį, pamatytų, kad jis netitinka teisumo standartų. Nes jis nevykdo visų Dievo įstatymo reikalavimų. Ne? Ir jis suprastų, kad jis nėra geresnis už kitus. Jis toks pat nusidėjėlis, jis toks pat pražuvęs nusidėjėlis, ne, kaip ir aplinkiniai. Ir verta prisiminti, kad įstatyme kalbama ne tik apie išorinės taisyklės, kažkokius išorinius veiksmus, bet ir apie vidinės nuostatas. Ir mes šiandien pradžioje neskaitėme tokius 2 pagrindinius įsakymus. Ne, prisimenate, ne, kokie yra tie 2 pagrindiniai? Mylėk viešpatį Dievas, savo Dievą visą širdim, visą sielą, visų protu ir visomis jėgomis ir mylėk savo artimą kaip save patį. Kai mes atsistojam prie šitą veidrodį, šių įsakymų šviesoje, mes pamatom savo netitikimą, ne, savo žmogišką būklę, tragišką būklę. Ir prisimenu tam tikrus atvejus, kaip būdavo evangelizacijos, šiek tiek anksčiau, skelbiant evangeliją, kviečiant atgailauti, susitaikyti su Dievu. Galima būdavo išgirsti tokį atsakymą arba kontrargumentą. Aš nieko nenužudžiau. Aš nesvetimavau, negeriu, nerūkau. Nieko nepavogiau ir panašiai. Tai ko tu iš manęs nori? Aš nesu tas pražuvęs, nusidėjėlis, su manim tvarkoje, nieko nepavogiau. Ir žmogus lyg remiasi į Dievo įstatymai, 10 įsakymų, yra girdėjęs apie tai, užaugęs toje
kultūroje, katalikiškoje žino apie tai. Bet realiai, nuoširdžiai taip ir nėra pasižiūrėjęs į šitą veidrodį, ne, Dievo įstatymo veidrodį. Ir geras kontrargumentas, kai mes girdime tokį pasiteisinimą, tai priminti šitos du svarbiausius įsakymus. Mylėk Dievą ir savo artimą. Ir paklausti, kaip šiandien sekėsi jos įvykdyti. Ir grįžtant prie fariziejaus, tai fariziejus vien savo maldo žodžiais jisai sulaužė šitos pagrindinius įsakymus. Ne, savo nuostatomis kitus. Savo maldą jis pademonstravo, kad yra įstatymo laužytojas, kad yra nusidėjėlis. Bet jis to nematė, ne, jis nepripažino, laikė save teisiu, o kitus laikė nusidėjėliais. Vienas toks krikščionių autorius, Džonas Maxwellas, pasidalino tokią linksmą istoriją apie senelį, kuris atvyko aplankyti savo anūkų. Ir po pietų senelis vis priguldavo pailsėti, pamiegoti. Ir vieną dieną anūkai sumanė pajuokauti, iškrėsti tokį šposą. Kol senelis miegoja, jie paėmė tokį sūrį minkštą, ten kažkokį gurmanišką, kuris labai smirda. Ir jie su to sūriu ištepė senelio ūsus. Ir taigi senelis atsibūdęs apsiuostė ir tarė, šitas kambarys smirda. Ir tada jis nuėjo į virtuvę ir pasakė, čia taip pat smirda. Ir tada išėjo lauką pakvėpuoti grynų orų ir už kelių minučių sušuko, visas pasaulis smirda. Kas čia vyksta? Viskas smirda. Tai toks buvo fariziejus iš Jėzaus palyginimo. Ne? Jis gerai užuodė visų aplinkinių nuodėmes. Ne? Ir manė, kad smarvė kyla iš aplinkinių, ne, iš visų. Tačiau nepastebėjo, kad jis pats smirda. Jis pats skleidžia tą kvapą. Ne? Kad jo širdis, jo vidus taip pat yra sugedę, skleidžia tą kitų niekinimo kvapą, puikybės, egocentrizmo. Jis pats smirda, nes pats yra nusidėjėlis kaip ir kiti. Beviltiškas nusidėjėlis, kurio vienintelė viltis yra Dievo gailestingumas. Vienintelė viltis Dievo gailestingume. Ir šio gailestingumo šaukėsi būtent nusidėjėlis muitininkas. Taigi pasižiūrėkime dar toliau, nuo 13 eilutės Jėzus pasakoja, o muitininkas atokiai stovėdamas nedrįso ne akių pakelti dangų, tik muždamasis į krūtinę maldavo. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Dieve, būk gailestingas mano nusidėjėliui. Taigi muitininkas neturėjo ko pasigirti, neturėjo pasiekimų sąrašo, į kuriuos galėtų atsiremti, neturėjo nuopelnų. Ir maldoje jis konstatavo tiesą, pripažino šitą tragišką realybę. Jis nusidėjėlis švento Dievo akyse. Jis nedrįso ne akių pakelti dangų, tik muždamasis į krūtinę maldavo. Šie žodžiai atskleidžia, kad tai nebuvo kažkokia formali malda, apeiga,
kažkoks formalus išpažinimas savo kaltės. Galime išvelgti nuoširdžią atgailą, vidinį sudužimą, pergyvenimą dėl tragiškos padėties, bei nuoširdų išteisinimo troškimą. Matome, kad jisai tiki ir Dievo gailestingumu. Ir jo vienintelė viltis, tas paskutinis vilties šiaudas, Dievo gailestingumas. Taigi aš jau šioje vietoje pamokslo jau priartėjau prie recepto išrašymo dalies. Aptariam simptomus, dabar aptarkime vaistus. Taigi visų pirma, pirmas vaistas. Tai yra realybės pripažinimas. Šios karčios tiesos apie tragišką žmogišką būklę. Apie nuodėmingumą, apie žmogaus nuopuolį. Pripažinimas, matymas. Ir muitininkas, jisai pripažįsta šitą tragišką realybę. Ir jis ne tik pripažįsta, bet ir išgyvena šią skausmingą tragediją savo širdyje. Taigi pirma piliulė tai yra šis pripažinimas, matymas, kad mes netitinkame teisumo standarto, Dievo teisumo standarto. Ir tai yra svarbus atgailos elementas. Be šito matymo nėra tikros atgailos. Martynas Liuteris yra taip pasakęs, didžiausia erezija, kokia tai gali ateiti į žmogaus protą, didžiausia erezija, kokia gali būti, kuri gali ateiti į žmogaus protą, kokia? Tai idėja, kad kažkokiu būdu žmogus gali pats save padaryti pakankamai geru, kad nusipelnytų gyventi kartu su šventu Dievu. Tai idėja, kad kažkokiu būdu žmogus gali pats save padaryti pakankamai geru, kad nusipelnytų gyventi kartu su šventu Dievu. Ir to fariziejaus iš Jėzaus palyginimo religija buvo pastatyta ant šitos idėjos. Kaip ir anų laikų visa judaizmo religija. Kaip ir visos kitos žmonių sukurtos religijos, religinės sistemos. Taigi pirmasis vaistas yra būtent šios Liuterio paminėtos erezijos atmetimas, atsižadėjimas. Tai karčios tiesos apie žmogaus būklę pripažinimas. Kad žmogus negali pats save padaryti pakankamai geru, kad nusipelnytų gyventi su šventu Dievu. Antra piliulė - tai žvilgsnio nukreipimas į Dievo gailestingumą. Kaip į vienintelę žmogaus viltį. Ir tai mes matome būtent muitininko pavyzdyje. Norėčiau pacituoti fragmentą teksto iš žymaus klasikinio protestantiško himno. Tai vienas žymiausių himnų vadinasi Amžių uola. Aš neradau lietuviško vertimo, tai čia toks labai mėgėjiškas vertimas mano paties. Himnas Amžių uola arba Amžina uola sukurtas 18 amžiui. Yra tokia istorija, kad Anglijos karalienė Viktorija, gulėdama jau mirties patale, paskutiniam valandom prašė, kad jai giedotų šitą himną. Tai ten yra tokie žodžiai: ateinu tuščiomis rankomis, nes neturiu ką atnešti.
tik prie tavo kryžiaus glaudžiuosi. Nuogas ateinu, kad tu aprengtum, bejėgis ieškodamas malonės. Nešvarus prie šaltinio skubu, nuprausk mane gelbėtojau, arba aš pražusiu. Taigi šiame fragmente užsimenama apie mano paminėtus du vaistus, šitos du vaistus. Žmogaus tragiškos būklės, varganumo išpažinimas ir veržimasis prie gailestingumo šaltinio, glaudimasis prie Kristaus kryžiaus, kaip vienintelės vilties. Šios dvi pusės paminėtos. Ir grįžtant prie Jėzaus palyginimo, antroje šioje palyginimo pusėje, kur kalbam apie muitininką, mes čia priartėjame prie skandalingos Jėzaus Evangelijos žinios. Čia Jėzus skelbia Evangeliją, bet ne visai tiesioginiu būdu. Jėzus skandalingai paskelbė apie to nuodėmingo muitininko išteisinimą. Ir čia galima išvelgti užuominą, kad jis pats ir bus ta išteisinimo priežastis. Tas, kuris paskelbė apie išteisinimą. Kur galima išvelgti užuominą? Kaip jau minėjau, veiksmas vyksta šventykloje. Ir aš manau, tai yra svarbi detalė. Muitininkas meldžiasi šventykloje. Ir Seno testamento laikai šventykla buvo ta susitikimo vieta, su Dievu. Nuodėmingas žmogus galėdavo ateiti Dievo akivaizdoje, švento Dievo akivaizdoje. Kodėl? Kokiu pagrindu? Aukojimo pagrindu, aukų pagrindu. Kunigai šventykloje nuolat ant aukuro atnešdavo tas gyvulių aukas už žmonių nuodėmes. Ir tas muitininkas būtent į tai tik galėjo ir atsiremti, prašydamas pasigailėjimą. Žiūrėdamas į šventykloje aukojamą tą nekaltą avinėlį, jo praliejimą kraują už žmogaus nuodėmes. Tai buvo jo atrama. Ir mes šiandien žinome, kad tos aukos buvo tik provaizdžiai, rodantis į ateitį, rodantis į paties Dievo paaukotą auką, skelbiantis pranašystę apie mūsų viešpatį, mūsų atpirkėją, apie jo kryžių. Taigi šio palyginimo apie išteisintą muitininką pasakotojas Jėzus, jisai neužilgo tapo tą išteisinimo priežastimi. Jis tapo to Dievo avinėliu, paaukoto ant kryžiaus. Nes jis vienintelis buvo teisus. Vienintelis asmuo žemėje. Pagal įstatymo reikalavimus. Jisai nepadarė nei vienos nuodėmės ir kaip nekaltas avinėlis buvo paaukotas už kitų kaltes, nuodėmės, prisiėmė bausmę. Taigi ant kryžiaus įvyko šitas susikeitimas. Jis prisiėmė kaltę, bausmę, prisiėmė mūsų neteisumą, o mums atidavė savo teisumą, savo tobulą teisumą. Ir mes, tikintis šią žinią, šiandien galime gyventi su šventu Dievu. Kodėl? Nes mums skaitytas jo teisumas. Mums priskirtas, dovanotas Kristaus teisumas. Mes švento Dievo akise esame paveldėtojai, savininkai Kristaus teisumo.
esame išteisinti ne dėl savo teisumo, ne dėl savo nuopelnų, bet dėl dovanoto teisumo. Šiandien mums jau nereikia įrodinėti, pačiam įtvirtinti savo pozicijos, vertės, statuso, teisumo, nes mūsų vertingumas yra Kristuje. Mūsų vertingumas Dievo akyse yra Kristuje. Jame turime visą vertingumą reikalingą. Ir Dievo karalystėje jau nėra prasmės lygintis vienas su kitu, matuotis, ne? Nes mums visiems įskaitytas tas pats teisumas. Mes visi stovime ant to pačio pagrindo, Kristaus teisumo pagrindo. Taigi krikščionis, panašiai kaip ir tas muitininkas, remiasi ir pasitikė ne savo teisumu, bet Dievo gailestingumu. Ne? Ir deramai gyventi ir pašlovinti Dievą mes galime tik stovėdami ant šito pagrindo. Ne? Kai remiamės į jo teisumą, mes deramai nusižeminame ir pasiliekame Dievo malonėje. Taigi tai yra tas vaistas, priešnuodis, Evangelijos žinia, ne, kuri mus ragina remtis į Kristaus teisumą, nepasitikėti savo paties teisumu, ragina žvelgti į Kristų. Tai yra tas priešnuodis nuo tos žalingos infekcijos, nuo pasitikėjimo savo teisumu. Vaistas tai yra tikėjimas, ne, šią žinią, pasitikėjimas Kristumi. Ir šitą vaistą reikia nepamiršti nuolat vartoti. Nepamiršti vartoti kiekvieną dieną. Nuolatos savo priminti, ne, kas yra mūsų išteisinimo pagrindas. Ne. Toks yra krikščioniškas sveikatingumo kursas. Žvelgti mūsų viešpatį, mūsų išteisintoje, gelbėtoje, į jo atpirkimą, remtis į jo teisumą, dėl kurio mes esame sutaikyti, galime gyventi su šventu Dievu, kaip jo vaikai galime būti dangiško tėvo meilės glėbyje. Aleliuja. Amen. Tai kviečiu tada padėkoti mūsų atpirkėjai, kviečiu šlovintojus. Padėkokime. Mūsų viešpatė. Tik tau atiduodam, ne, visą šlovę. Te tau kyla gyrius padėka už tai, kad tu atpirkai, už tai, kad tu tapai to avinėliu, paaukotų ant kryžiaus. Dėka tavo aukos mums dovanotas tavo teisumas. Dėka tavo aukos mes esame šiandien Dievo vaikai, kurie per amžius galime gyventi tavo karalystėje. Per amžius galime gyventi kartu su šventu Dievu. Dėka tavo atlikto darbo. Dėka tavo teisumo. Viešpatie, ir padėk mums remtis į Evangeliją, remtis į tavo teisumą. Meldžiame sveiko tikėjimo, kuris remiasi Evangeliją. Padėk mums stovėti šito pagrindo, esminio pagrindo, kertinio akmens. Tu esi tas kertinis akmuo, ant kurio stovi visa šventikla, krikščioniška bažnyčia. Tu esi tas akmuo,
Tai, ką tu atlikai, tai, ką tu padarei, tavo atpirkimas yra mūsų pagrindas. Viešpatie, padėk tikėjimo akimis tai matyti, žvelgti tai ir būti dėkingiams ir šlovinti tave visame kame. Viešpatie, dėkojame tau ir šlovinam tave. Amen.